Sveiki visi, vėl su jumis aš esu Justė ir šiandieną vėl nusprendžiau nufilmuoti video ir pagaliau nufilmuoti video, kurį labai ilgai tempiau ir labai ilgai galvojau daryti ar ne. Tai video bus apie mūsų naują šeimos narį. Na štai, mūsų naujasis šeimos narys, labai norisi bučiuotis, yra šis pūkuotukas, jisai anksčiau atrodė daug pūkuotiškesnis, tai jo vardas yra Simba. Jis yra berniukas ir labai jau nenustykstantis vietoje katinas. Ane? Kadangi gyvūnas kol kas, bet koks gyvūnas nebuvo planuotas mūsų šeimoje dabar, nes turime vieną šunį didelį ir katę turime pakankamai 13 metų, tai nelabai norėjome šiuo metu apsikrauti galbūt, nes visokių reikalų yra ir nes gyvūnas yra tikrai didelė atsakomybė. Bet tačiau, kadangi mano vyro namuose katė atsiveda kačiukų, jinai tikrai labai dažnai, gal 4 kartus per metus ar 5, nu, ta prasme, labai dažnai, tai mes tos kačiukus arba atiduodavom, arba jie tėvai vyro pasilikdavo tiesiog ir tiek. Bet vieną vakarą grįžtu iš darbo, ateinu į kambarį, nieko nėra. Skambina vyras ir sako, gal gali šiek tiek nusileisti pirmą aukštą, garaže man šiek tiek reikia pagalbos. Nu, okei, einu aš į tą garažą ir matau, kad kažką slepia striukiai. O striukiai slepiasi į šitą mūsų pūkuotuką, kuris yra, nu, jo meilumui tiesiog atsispirti neįmanoma. Niekas nelabai mąstė jį pasilikti, galvom tiesiog atsiveš, parodys, pasižaisim, na ir tiesiog gražinsim, bet jo meilumui atsispirti tikrai nebuvo galima. Tai tos dvejonės po biškį pradėjo tirpti ir pasilikom mes į nakčiai tą dieną, jisai labai verkė, labai, nu, tikriausiai pasiilgo namų. Tai mes nusprendėme, galbūt per anksti jam būtų atsiskirti nuo mamos, o jam galbūt buvo mėnuo. Tai mes jį nuvežėm atgal pas jo mamą ir palikom tenai tikriausiai 2 savaitėm. Na, aišku, lankėm kiekvieną dieną beveik, atvažiuodavom pasižiūrėti, kaip jiems sekas. Kadangi jisai toksai biški laukinis, gyvenam užmiesty, tai katinai pas mus nėra veisliniai, dažniausiai būna lietuvių paprastieji. Tai pabuvęs po 2 savaičių, mums nepraėjo noras jo pasimt, tai nukeliavom ir atsivežėm šitą gražuolę. Ane? Atsivežėm. Na, kai ir atsivežėm, tai ir prasidėjo linksmybės. Kadangi mes jį turim labai hiperaktyvų, tai pirmas klausimas ir pirmas baisumas buvo, kaip reaguos mūsų didžioji katė, nes čia kažkoks svetimas atėjo gyvūnas, apsilankė ir taip toliau. Tai jo, buvo labai baisu, nes jinai šnypštė, jinai piktai priėmė, šiek tiek net ir muždavosi, nu, tiesiog letenėlėm. Tai man būdavo baisu, tai mes dažniausiai į 2 aukštą pasimdavom jį miegot, kad naktį nepalikti jų abiejų, kad netyčia nesusimuštų. Bet ta mano didžioji baimė ir praėjo, nes laikui bėgant tiesiog pradėjo vienas su kitu žaisti, vienas kitą gainioti ir ta didžioji katė, na, jinai tokia keistoka, nes jinai iš tikrųjų pirma pradeda žaisti, pradeda jie bėgioti ir kažkas supranta ir tada supranta, o ne, taigi reikia mušt. Ir tada vėl pradeda sušnypščią taip vienu momentu ir tada vėl žaidžia. Tai, nu, didžiosios baimės buvimas man praėjo, kai jie jau pradėjo po kokių savaitės, 2 gražiai visai žaisti. Kadangi daug kyla klausimų visiems, ar čia ne rusų mėlynakis, jisai labai panašus į jį ir visos jo charakterio savybės, nu, 100% atitinka jį, nes jis yra labai aktyvus, nemėgsta triukšmo, nelabai mėgsta vaikų, nes vaikai kelia triukšmą ir jam tas nepatinka ir jisai iš karto slepiasi. Tai susidurėm su labai keliom dideliom problemom, tai kad niekados pamiegot normaliai 1 savaitėm tikrai negalėjom, nes jam labai rūpi žaisti visą laiką ir va dabar jam rūpi kažką žaisti, bučiuotis labai mėgsta.
naktį dabar jau šiek tiek apsiramina, jam užeina kažkokie energijos priepuoliai, pašokinėja, jis iššokinėja kaip, nežinau, jeigu rasiu video, įdėsiu, kaip koksai triušis, pulovą, mėgsta kandžiat mūsų kojas, apkandžioja ir tada nueina miegot prie mano galvos. Ant pagalvės visą laiką miega. Dabar jau išmiega visą naktį, bet kai suskamba mano žadintuvas 6 valandą į darbą, tai jis tiesiog kažkokiu būdu prieina ir man per veidą taip su lėtinėlė. Na, kelkis šeimininkė, einam žais. Tai vat, o savaitgaliais jam irgi toksai žadintuvas pradėjo darytis ir jisai savaitgaliais 6:30 labą dieną šeimininkai, varom žaist. Tai dažniausiai mes jį išvedam pro duris ir jis eina su savo draugelka žaisti. Tai va tokie būna jo rytiniai linksmumai. Dar vienas sunkumas, su kuriuo labai kovojam, tai yra mūsų labai didelis kandžiojimasis ir labai ilgi nagai. Tai aš juos planuoju kirpti ir jis kandžioja pirštus, rankas. Labai džiaugiuosi, kol kas jis nekandžioja ir nelenda ant užuolaidų labai smarkiai. Tai galbūt tai išaugs šitą laikotarpį, kai jam norėsis vis dūkti, lakstyti ir kandžiotis. Tai aš labai tuo tikiuosi. Kalbant apie Simbos priežiūrą. Tai pačią pirmą dieną, kai atsivežėm jau jį tiesiog jau pasiimt, su ta mintim, kad jisai liks pas mus ilgiau, tai pirmą dieną mes nuvažiavom ir supirkom visas reikiamas priemonės. Tai mano manimu, pagrindinės priemonės tai buvo tualetas, toliau maistas, guolis, kuris nepasiteisino ir galbūt kažkokie žaisliukai. Tai pirmas dalykas tualetas, tualetą dabar rinkčiausi visiškai kitokį, kadangi jisai nemoka tvarkingai įeiti, nes viskas būna aplinkui apibarstyta visom tom granuliam, tai pagrindinis dalykas dabar jau ruošiamės pirkti tokį kaip namelį tualeto, kur užeina katinas, pasikapsto ir išeina ir neišbarstų jis nieko aplinkui. Tai šitas yra geras dalykas, tai galbūt įmėsiu nuorodą, kur galima tokį rasti. Toliau guolis. Mums jisai visai nepasiteisino, nes guolį jisai nemiegojo, jisai miega prie mūsų kojų arba prie galvos ir tas guolis jam visiškai nerūpi ir nėra įdomus. Toliau maistas ir indeliai. Indeliai, tai čia aš nekreipiu labai svarbių dėmesio juos, nes indeliai kaip indeliai. Tiesiog maistas, visavertis, su vitaminais, tai pakol kas jam patinka, jisai valgo, kartais pavalgo ir mūsų katės maistą, tai čia nieko tokio. Ir šiaip viskas, kas buvo pirkta, viskas pasiteisino, žaisliukai irgi, nepirkti kažkokių brangių, patys pigiausi, pas mus yra tokia, nežinau, tokia plunksnelė, kuri kainavo €1 ir čia pas geriausias jo žaislas, jam kitų kažkokių nereikia. Jeigu neturit draskyklės, tai įsigyti ją būtų tikrai gerai, nes, jie maži, nori pagląsti savo nagučius, tai jam labai patinka. Ką tu čia darai? Baik. Tai vat. Ir toliau pagrindiniai dalykai, kuriuos padariau ir padarysiu. Tai nupirkti kačiukui vaistų, ten tabletės būna dažniausiai, ar ten, nežinau, lašiukai nuo kirminų. Ne, tabletės būna nuo kirminų. Pagrindinis dalykas tai, kad kai nuperki nuo kirminų, tai jeigu turi daugiau gyvūnų, jiems irgi reikia nupirkti nuo kirminų tabletės, nes kitaip visas šitas dalykas nebus veiksmingas. Tai nupirkau aš jam tabletę nuo kirminų, toliau nuo blusų toksai palašinti į kakliuką irgi galima, bet tai viską galima tiesiog ateiti ir pasiklausti. Tarkim, aš viską pirkau Kikos parduotuvėje, tai mane tikrai gražiai aptarnavo ir papasakojo viską, kas ir kaip ir kada, ką reikia daryti. Tai vat. Ir mano planuojamos procedūros šitam pūkiui Simbai yra apkirti nagus. Nežinau, ar tai darysiu pati, ar vešiu kažkur, kadangi turiu pažįstamą veterinarę, kuri
užsiema visais tais dalykais, tai sakė, kad maudyti katinus irgi galima, tada kailis būna švelnus ir oda nešerpetoja ir viskas jiems būna gerai. Ir dar yra dvejonė dėl skiepų, tai daryti juos arba ne. Tai irgi toksai įdomus dalykas, kad jeigu katinas vaikšto į lauką, tai juos galbūt reikėtų daryti, bet pagrindinis dalykas, juos reikia daryti nuolatos, tai kas mėnesį, kas pusę metų ir vėliau kas metus kartoti, nes jie tampa tiesiog neveiksmingi. Na, o šiaip mūsų katinas nėra veislinis ir nors turi labai didelių panašumų į veislinį katiną, tai mes jokios rungtynėse tikrai nesiruošiam dalyvauti. Jisai yra mūsų mylimas, kaip sakant, vaikas ir augintinis, kurio rūpinsimės sveikose proto ribose. Na, o apibendrinant, galima būtų pasakyti tai, jeigu turit katiną, nežinau, augintinių ir norit atsivesti mažą kačiuką arba kažką naują augintinį, tai pagrindinis dalykas yra adaptacijos periodas, kuris kiekvienam gyvūnui yra skirtingas ir nereikėtų iškart norėti, kad gyvūnas, kuris yra tiesiog naujas, iškart prisitaikys ir jį priims labai svetingai ir linksmai. Nu, gal yra tokių išimčių, bet tikriausiai dažniausiai nebūna. Prieš pasiemant arba kažką perkant, nežinau, planuojant gyvūną, tiesiog reikėtų susipirkti bent jau pradinės priemonės, ką galėtų duoti tada, kai tiesiog jį pasiemi, kad jis turėtų kažkur tualetų nueiti, kur toliau galėtų pavalgyti iš ko ir ką, ir turėtų tam tikrų vaistų, kurių reikia pačiai pradžiai. Tai iš tikrųjų nereikia ten prisipirkti ir prisigalvoti visokių vairiovių, tai tiesiog kiekvienas pagal savo norus, bet pagrindiniai dalykai mano manimų turėtų visą laiką būti. Na ir štai toks mano trumpas galbūt papasakojimas apie mūsų naują šeimos narį. Tikiuosi šitų video galbūt padaugės ir su amžiumi jo padaugės ir klausimų ir galbūt atsakymai į vairius klausimus apie jo auginimą ir taip toliau. Tai jeigu turėsit klausimų, būtinai klauskit ir jeigu turėsit patarimų, būtinai jais pasidalinkit, kaip jūsų katinas adaptavosi ar kaip jam pavyko nebegriaužti manęs. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot visiems. Tikiuosi šitas video neprailgo ir buvo bent kiek įdomu. O mes su Simba su jumis atsisveikinam. Atsisveikinam, Simba. Nu. Ir linkim jums geros dienos ir iki. Aš nenoriu bučiuotis.